Nu tai labą dienukę, labą, sveiki atvykę į antrą dieną, kaip atsakinėjau į jūsų ir savo klausimus apie kariuomenę. Tai šiandien ne tik antrą dieną, kaip tą darau, bet ir antrą dieną, kaip neskutau barzdos. Tai šiandien apie tai. Tai ar galima kariuomenė turėti tokią ševeliūrą kaip pas mane, ūsus ir tokią neskustą barzdą kaip mano šiandien? Trumpas atsakymas - ne, negalima. Ilgesnis atsakymas, kad plaukai turėtų būti gražiau padaryti, šonai bent jau turi būti nuskusti. Ūsai galima praslysti su tokiais dalykais, bet ilga ir sunki vargo vakarienė, kol praeini visus šitas etapas, o barzda tai privalo būti nuskusta. Jokių tokių bairių, kur tokia netvarkinga barzda negali būti. Ir viskas labai stipriai priklauso, ar tu tiesiog esi dabar šauktinis, kaspe, rezervo mokymus atlieki, ar tu dirbi kaip profesionalas. Tai kaip šauktinis tu turi mažiausiai teisių ir galimybių visam šitam reikale. Bet pavyzdžiui, šį pavasarį, kai buvau rezervo mokymuose, viskas labai lengvai ir gerai praėjo. Vienintelis, ko nebuvo galima, tai barzdos. Kai pradėjo augti visiems barzdas, pradėjo sakyti, kad skuskitės. Aš taip galvau, kad paauginsiu, pažiūrėsi, gal jinai normaliai augs. Nu tai tiek, bet šiaip tai galima turėti tvarkingus ūsus ir barzdą. Ką aš dar norėjau pasakyti? Kaip jie eina į namą? What the hell? Daugiau nieko čia žinokit ir neturiu ką pasakyti. Iki rytojaus. Skutimas sezonas.